Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė ir šiandieną pakalbėsime apie žydų kultūrą. Knyga Ivo ir moderniosios žydo kultūros kūrimas, mokslas jidiš tautai, pirmasis išsamus 1925 metais Vilniuje įkurto Žydų mokslo instituto Ivo istorijos tyrimas. Leidinyje pasakojame, kaip Ivo tapo vienu svarbiausių pasaulinių jidiš kalbos, kultūros, rytų Europos žydų istorijos tyrimų centrų, padėjusių išsaugoti unikalų žydų paveldą ir formuoti modernę žydų tapatybę diasporoje. Knygos autorė Cecilija Estera Kuznic, JAV istorikė, judaikos tyrėja, besispecializuojanti rytų Europos žydų istorijoje, jidiš kultūroje ir Ivo instituto veikloje. Ši monografija laikoma svarbiausiu Ivo istorijos tyrimu ir knygą į lietuvių kalbą išvertė ir išleido lietuvių kalba Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, būtent mokslo ir enciklopedijų centras, leidybos centras. Ir laidos viešnia šiandieną Lara Lempertienė, humanitarinių mokslų daktarė, viena žymiausių Lietuvos judaikos tyrėjų, tyrinėja Lietuvos žydų istoriją, rankraščius ir dokumentinį paveldą, dirba su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos kolekcijomis. Ji yra šios knygos mokslinė redaktorė. Labadiena, Lara. Labadiena. Taigi, Lara, pernai minėjome Ivo 100-metį. Kaip jį paminėjame? Šiaip aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kiek Lietuvos visuomenė jau pasiruošusi gauti tokią informaciją, nes Ivo minėjimas, atrodo, tai yra institucija, kuri egzistavo prieš karyje, tokių galbūt buvo daug, bet Lietuvoje atsirado supratimas, kad tai yra labai ypatinga institucija ir dėl to Ivo jubiliejus buvo minimas daug kur. Tiek Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje buvo paroda, tiek buvo paroda nacionalinėje dailės galerijoje ir buvo dar lydinčių paskaitų, bet noriu pasidžiaugti, kad pati didžiausia programa ir tokia išsamiausia programa, kuri truko visus metus, buvo inicijuota būtent nacionalinės bibliotekos su savo partneriais daug kur, tame tarpe ir užsienyje, bet ir pačios bibliotekos sienose. Ir judaikos tyrimų centras šiame minėjime tikrai užėmė svarbią vietą, jo iniciatyva šita knyga ir buvo išleista. Ir tai yra viena iš 2 knygų atsiradusių tą progą, bet šiandien kalbame apie tą vieną. Mes iš tikrųjų džiaugiamės bendradarbiavimu su knygos autorė. Ji buvo labai teigiamai nusiteikusi, kad šita knyga atsirastų Lietuvoje. Jinai parašė specialų įvadą lietuviškam skaitytojui. Ir iš visų pusių, ir buvo pristatymas bibliotekoje tos knygos, ir iš visų pusių tai buvo labai svarbus metai. Taigi, gerbiama Lara, sakykite, kogi išskirtinė Cecilijos Esteros Kuznic knyga ir kodėl Ivo istoriją svarbu pasakoti šiandien? Turint galvoje, kad Ivo yra viena iš nedaugelio tiesiog ant vienos rankos pirštų suskaičiuojamų žydų institucijų tarpukaryje, kurie egzistuoja ir šiandien, ir viena iš 2, kurie nepertraukė iš viso savo veiklos net holokausto metu, nes 1939 metais prasidėjo procesas, kad Niujorke įsteigtas Ivo filialas, kuris 25 metais nebuvo toks svarbus kaip Vilniaus, ar ne? Ir iš viso tarpukarį Vilnius buvo svarbesnis, kad tas filialas perimtų Ivo centro funkcijas, nes jau buvo matosi per Lenkijos užkariavimą, kas laukia Europos žydų bendruomenės. Taigi, dėka to Ivo nenutraukė savo egzistavimo ir veikia po šią dieną. Ir turint visą tai galvoje, yra paradoksalu, kad jo išsami istorija pasirodė tiek palyginus tiek vėlai. Cecilija Kuznic parašė iš tos istorijos savo disertaciją ir tada pradėjo dirbti prie monografijos. Ir iš tikrųjų jau praėjus kažkiek metų ir po monografijos atsiradimo, tik tai nedaug atsirado jai atitikmenų.
Pavyzdžiui, šiais metais išėjo knyga apie Yvo veiklą Amerikoje, bet apie visą Yvo veikimo laikotarpį tai yra vienintelis toks veikalas. Ir atrodė labai neteisinga atėjus Yvo jubiliejui, kad Lietuvos visuomenė nebūtų susipažinusi su šiuo tekstu. O kodėl, sakykite, 1925-aisiais Yvo buvo įkurtas būtent Vilniuje ir kuo tuo metu šis miestas buvo svarbus pasaulio žydų kultūrai? Žinokite, jis buvo svarbus sąlyginai, jis nebuvo kažkaip išskirtinai svarbus ir nutarimas dėl Žydų mokslo instituto steigimo įvyko per suvažiavimą Berlyne, kur atvyko žmonės iš žydų intelektualai, lingvistai, kitų sociologai ir kitų disciplinų specialistai iš visos Europos ir JAV. Ir tai vyko Berlyne ir Berlynas buvo ir numatytas praktiškai kaip ir ta vieta, kur tas centras bus įsteigtas. Bet žinoma, tokiam centrui įsteigti negalima buvo tikėtis jokios valstybės palaikymo, o kad tai turint galvoje, kad tai būtų privati institucija, jie turėjo palaikyti žydų bendruomenę tos vietos. Kaip būtų keista, nei Berlyno, nei šiaip vakarų Europos žydų bendruomenės kažkaip nepasiryžo taip jau greitai palaikyti šitą idėją fiziškai ir materialiai. Ir šioje vietoje per patį tą suvažiavimą aktyvią poziciją parodė Vilniečiai ir tarp jų ir buvęs Žydų mokslo instituto direktorius Vilniuje Maksas Weinreichas. Turint ir tai galvoje, kad Vilniaus žydų bendruomenė nebuvo iš turtingiausių, o net kultūriškai svarbi, kad ir buvo, to tikrai negana, kad galėtų tokia nauja ir ambicinga institucija įsisteigti. Nepaisant to, Vilniečiai tame suvažiavime pasiruošę priimti tokią instituciją ir bendruomenė tikrai juos palaikė. O jau įsisteigus šitą instituciją Vilniuje, Vilnius įgavo papildomos reikšmės kaip žydų kultūros centras. Dar labai įdomus momentas, kad hebrajų kalba, istorinė žydų tautos ir judaizmo šventųjų tekstų kalba, tai kodėl Yvo pasirinko tirti ir puoselėti būtent jidiš kalbą, ilgą laiką laikytą kasdienę tokia kalba ir kaip institutas padėjo jai tapti mokslo ir kultūros kalba? Būtent dėl to, kad hebrajų kalbos statusas nekelia jokių ypatingų problemų, nes net nuo XIX amžiaus pabaigos hebrajų buvo jau atgaivinta net ir kaip šnekamoji kalba, o kultūros, religinės kultūros kalba jinai niekada nenustojo būti, ar ne, religinių tekstų ir ritualinio naudojimo kalba jinai niekada nenustojo būti. Rūpintis hebrajų kalbą iš tikrųjų galbūt nebuvo tame etape didelio reikalo. Arba tai darė kiti žmonės. Visi Yvo žmonės, visa komanda Vilniuje ir plačiau žiūrint visų filialų, Yvo filialų žmonės, buvo jidišistai. Jiems rūpėjo, kad ta kalba nustotų būti, kuri net kažkada buvo vadinama žargonu, kuri nustotų būti engiama ir į ją būtų žiūrima iš viršaus. Jie norėjo įrodyti, ir tai jiems pavyko, kad tai yra Europos kalba per excellence. Ne tik tai žydų, bet Europos kalba, nes jidiš kalba turi savyje pėdsakų, lingvistinių pėdsakų visos žydų istorijos Europoje ir skirtingų kalbų reliktų ir taip toliau. Ir tai yra be galo lingvistiškai įdomi kalba, kadangi Yvo Vilniuje iniciatoriai buvo filologai, būtent taip susiklostė. Jie labai kovojo, galima pasakyti, už tą kalbą ir iš tikrųjų rezultatas yra puikus, nes visa Yvo mokslinė produkcija, kokiom temom ir bebūtų, būtų tai sociologija, pedagogika, net psichoanalizė, sugebėjo mokslininkai visą tai išleisti jidiš ir tame procese ir galima sakyti, praturtinti labai šitą kalbą naują terminologiją, naujom konstrukcijom. Ir iš tikrųjų visas tas paveldas jidiš kalba, kuris yra siejamas su Yvo, yra neįkainuojamas ir visiškai nepasenęs iki mūsų dienų. Yvo vadovausi šūkiu iš tautos su tauta tautai ir kaip institutas įtraukia pačią bendruomenę į istorijos kalbos ir kultūros išsaugojimą. Papasakokite zamlierius rinkėjus, tuos taip vadinamus, ir ar jį galima vadinti netgi ankstyvuoju pilietinio mokslo pavyzdžiu? Aš sutikčiau su tokiu apibūdinimu ir ačiū už jį, dar neteko tokio girdėti, bet
iš esmės visą tai atitinka. Aš sakyčiau, kad Yvo buvo viena mažiausiai snobiškų institucijų, turint galvoje jos akademinės ambicijas. Yvo nuo pat pradžių užsimezgė ryšius visų pirma su mokyklų bendruomenėm, tai yra su mokytojais ir mokiniais. Tarp zamlerių šitų rinkėjų buvo žmonių, kurie visiškai neturėjo profesionalaus, pavyzdžiui, etnografinio pasirengimo. Tokių buvo, bet vienetiniai žmonės. Visi kiti buvo savanoriai, kuriems buvo siunčiamos instrukcijos, kaip rinkti tautosaką, kaip rinkti dokumentinę medžiagą, kaip rinkti savo, pavyzdžiui, miestelio istoriją, kas dabar labai madinga, bet tada buvo labai nauja. Kaip rinkti medžiagą apie žydų šventas ir panašiai. Ir jie buvo labai greitai per tokias instrukcijas paruošiami ir jų buvo iš visų socialinių sluoksnių ir iš visų amžiaus kategorijų. Ir ypatingai pamaloninti buvo būtent moksleiviai ir mokiniai, kuriems buvo patikėta tokia svarbi užduotis ir jie labai kruopščiai ją vykdė, bet žinoma ir suaugę, ir žinoma labai skirtingi žmonės. Tai čia buvo viena demokratiškiausių akademinių institucijų, apie kurias teko girdėti. Yvo ne tik kaupė archyvus, bet ir formavo modernios žydų kultūros viziją. Kaip institutas prisidėjo prie šiuolaikinės žydų tapatybės kūrimo diasporoje ir su kokiais iššūkiais susidūrė? Yvo padėjo sustiprinti du labai stiprius tapatybės bruožus, žydų tapatybės bruožus. Visų pirma, ta, kuri yra susijusi su jidiš kalbos vartojimu visapusišku, ar ne tik tai kaip šnekamosios kalbos vartojimu, bet ir rašymu su žydų kalba. Nors žydų literatūra jidiš kalba jau egzistavo ir net buvo tam tikrų literatūros klasikų, bet jidiš kalbos statusas buvo sustiprintas būtent Yvo ir jos ir tie kalbėtojai įgavo tokių papildomų, galima sakyti, kultūrinės savigarbos pagrindų. Tai yra viena. O antras dalykas, buvo labai sustiprinta vilnietiška tokia garbė ir tapatybė žydų, nors Vilnius ir buvo tradiciškai laikomas, kaip sakoma, Lietuvos Jeruzalė, bet tai pagrindę buvo siejama su religinė kultūra ir su senesniais laikais. Būtent 20-ojo amžiaus Vilnius ne tik tai Yvo dėka, bet labai dideliu mastu ir Yvo dėka vėl iššoko, galima sakyti, žydų pasaulio žemėlapį, galima sakyti, kaip vienas pagrindinių centrų, nebereikalo, kiekvienas, kuris lankėsi Yvo būstinėje, pirmą, ką matė didelį pasaulio žemėlapį, kur buvo pažymėti visi Yvo filialai ir palaikymų grupės iki tokio laipsnio, kad galbūt tik tai Antarktidoje jų nebuvo. Tai gal galit pasakyti trumpai, jeigu tai įmanoma, kaip Antrasis pasaulinis karas pakeitė Yvo likimą ir kokią reikšmę instituto išlikimui turėjo Popieriaus brigada ir kaip Yvo pavyko atnaujinti veiklą Niujorke? Kaip minėjau, Yvo pradėjo, galima sakyti, migruoti jau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, bet dar neprasidėjus Lietuvos nacių okupacijai. Ir tuometinis instituto direktorius Maksas Weinreichas mokslo reikalais buvo ne Vilniuje, kai prasidėjo karas, ir kolegos tiek iš Vilniaus, tiek iš Niujorko filialo jį įtikino negrįžti. Jis tęsė savo kelią į Niujorką ir iš karto pradėjo stiprinti veiklą Niujorke. Ir vienas svarbių pavyzdžių tos veiklos yra toks, kad iki šių metų Niujorko filialas, kaip ir kiti filialai, visiškai nekaupė archyvų. Jie viską siuntė į Vilnių. Vilniuje buvo didžiausia Yvo archyvai, o kitose filialuose buvo renkami pinigai ir eksponatai tam, kad būtų siunčiama į Vilnių. Weinreichas pakeitė šitą viziją ir atvirkščiai pasirūpino, kad dar prieš nacių okupaciją į Yvo buvo perkelta dalis vilnietiškų Yvo archyvų. Kai jau prasidėjo, Vilnius buvo okupuotas ir įsteigtas getas, tai kaip žinia, jūs minėjote Popieriaus brigada, tai buvo žydų intelektualai iš skirtingų institucijų, tame tarpe ir iš Yvo.
kurie nacių ciniškai buvo priversti rūšiuoti kultūrinį paveldą, buvo visi dalykai šitie suvežti į vieną krūvą, į dvi rūšiavimo vietas. Ir reikėjo žiūrėti visą tai per nacių prizmę, ta prasme, kas jiems yra naudinga, o kas ne. Žinoma, kad šitie žydai, kurie ten dirbo, turėjo dvigubą, galima sakyti, dvigubą žiūrėjimą. Jie tikrai turėjo paklusti įsakymams, bet tuo pačiu metu jie žiūrėjo, kas yra svarbu žydų kultūrai, kad ji išliktų. Ir jie bandė ir patys, ir su kolegų, tame tarpe ir nežydų pagalba, slėpti dalį tų lobių. Iš tikrųjų, kažką ir pavyko išsaugoti tokiu būdu, mažiau išliko žmonių pačių. Bet grįžus 1944 metais į Vilnių, tie iš jų, kurie išgyveno, jie rado dalį tų dokumentų įvairiuose slėptuvėse, ne viską, nes po bombardavimo 1944 metais iš viso Vilniuje mažai kas liko be griuvėsių. Tai ir tos slėptuvės ne visos išgyveno. Bet iš tų dokumentų rastų, iš tų dokumentų ir artefaktų net, jie sugebėjo įsteigti žydų muziejų Vilniuje. Bet labai trumpai jis gyveno, nes sovietinė valdžia visiškai nebuvo suinteresuota nacionalinių kultūrų puoselėjime, tame tarpe ir žydų, o dėl žydų kultūros ypatingai jie nebuvo suinteresuoti, nes jeigu jie pripažintų, kad ta kultūra svarbi, tai iškiltų klausimas, o kodėl jie neapsaugojo savo žydų piliečių, jeigu nuo 1940-ųjų jie okupavę Lietuvą, vadino visus tuos piliečius sovietiniais piliečiais. Tai, kad išvengtų tų klausimų, jie tiesiog uždarė visas institucijas, kurios dar egzistavo, ir dalis žmonių išvažiavo, tame tarpe ir popieriaus brigados nariai, kurie trupučiuką dar prašmugliavo tų dokumentų į užsienį, į vakarus ir perdavė Yvo. Bet svarbiausias Yvo, galima sakyti, lemtingas Yvo istorijos pratęsimo momentas buvo tas, kad tai, kas buvo išvežta nacių, nebuvo jų spėta panaudoti. Visa tai buvo akumuliuota vienoje saugykloje prie Offenbacho. Ten buvo ne tik tai iš Vilniaus medžiagos, bet iš visos Europos, kur jie pagrobė milijoną knygų, dokumentų ir kitų medžiagų. Ir savininkai turėjo nuspręsti, ką su tuo daryti. Tai kai kuriems savininkams vakaruose dokumentai buvo tiesiog grąžinti, dokumentai, knygos iš bibliotekų. Dėl Vilniaus buvo problema, nes niekas nenorėjo sovietams nieko atiduoti, nes buvo įtarimas, koks bus likimas tų dalykų, nors sovietai už tai kovojo. Ir Yvo institutas, tas, kuris jau Niujorke aktyviai veikia ir net per karą publikavo monografijas ir taip toliau, jau buvo pripažintas kaip labai svarbi institucija vakaruose. Jis pradėjo lobiruoti gavimą tų dokumentų savo ir save paskelbė Vilniaus tų dokumentų paveldėtojų, kas buvo labai teisėta, nes iš tikrųjų jie tęsė Vilniaus institucijos darbą, bet kartu jiems buvo perduota ir tai, kas nebuvo kaip tiksliai Yvo medžiaga, buvo ir kitos vilnietiškos medžiagos. Iki šiol tai yra labai svarbu, nes nuo to Yvo archyvai Niujorke gavo tokį pagreitį ir tokį postumį, kur ir šiandien tas institutas yra vienas svarbiausių jidiš kultūros archyvų kultūros ir istorijos archyvų pasaulyje. Kažkas liko ir Vilniuje, ne viskas buvo išvežta, ir tai, kas liko Vilniuje, šiandien su tuo galima susipažinti tiek nacionalinėje bibliotekoje, tiek centrinėme valstybės archyve. Lara, jūs dirbate su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos kolekcija. Kokių svarbių atradimų dar gali atskleisti Lietuvoje ir Yvo saugomi dokumentai? Ar jie prieinami platesniai visuomeniai? Aš nuo šito pradėsiu. Jie visiškai prieinami platesniai visuomeniai ir dėl to, kad šitie dokumentai ilgą laiką, nors ir buvo bibliotekoje, bet nebuvo, net galima sakyti, atrasti. Antras atradimas įvyko palyginus neseniai, 17 metais. Tai sutapo su Judaikos tyrimų centro įsteigimu. Tai dėl to mes skubame
visais įmanomais būdais pranešti visuomeniai apie tos dokumentus, pranešti akademiniams tyrėjams, studentams, visiems suinteresuotiems. Ir tam mes turime keletą, galima sakyti, mechanizmų. Visų pirma, mes apie tai kalbame ir rašome, dalyvaujam konferencijose, seminaruose, darom edukacijas, mes darome parodas ir noriu priminti, kad Judaikos kolekcijoje, kaip ir Yvo institute Niujorke, yra ne tik tai Yvo medžiagos, bet ir Yvo medžiagų yra nemažai. Taigi, parodos tai yra labai svarbi priemonė visuomenės informavimo, na ir žinoma publikacijos. Tai kai mes pradėjome nuo Cecil Kuznic knygos, kuri nėra mūsų medžiaga, ar ne? Tai yra jos intelektualinis produktas. Bet tais pačiais 25 metais mes išleidome Yvo susirašinėjimų antologiją, išvertėm į lietuvių ir anglų kalbas, ir tuos pačius laiškus irgi parodėm knygoje, puikiai buvo mūsų dizainerė, Deimantė Rybakovienė. Ir šitą knygą, aš nežinau, ar čia yra galima čia parodyti, žinoma, galima pamatyti. Pagidautina netgi. Taip, pažiūrėkite, kokio jinai istorija šitą knygą, ir tai buvo labai griežtos atrankos produktas, mes turim kur kas daugiau, ir šitą knygą irgi susidūrė su palankia visuomenės reakcija, ją yra domisi žmonės, ir tai buvo mums svarbu, tai yra irgi tos publikacijos, tai yra ne pirma mūsų archyvo publikacija, bet tos publikacijos yra labai svarbios, kad visuomenė galėtų suprasti, kokie lobiai po visų negandų ir po visos tos fragmentacijos ir daugelio dalykų sunaikinimų vis dėlto čia liko, ir galima suprojektuoti, kokia nepaprastai turtinga buvo ta žydų kultūra, kuri čia gyveno iki karo nepertraukiamai šimtmečius. Tai čia kaip ir Lietuvos istorija byloja, žydų istorija Lietuvoje yra neatsiejama ir dabar netgi, kaip Lietuvoje okupantai trypė ir lietuvių kalbą norėjo išplėšti iš mūsų širdžių ir lūpų, ir kaip knyginešiai rizikuodami dirbo tą beprotiškai sunku ir rizikingą be galo darbą. Taip ir Yvo istorija, ne tik institucijos, jie kūrusių žmonių ir išsaugoto paveldo pasakojimas, bet ir apimantis tarpukarį, holokaustą, sovietmetį, tuos visus baisius dalykus ir dabartį. Bet čia ir toks labai didelis empatijos, atsidavimo, bendradarbiavimo, pagalbos ir pagarbos paveldui istorija, ir apie žmonės, kurie patys, netgi abejodami savo išlikimu holokausto ypač metu, gelbėjo knygas, rankraščius kaip savo tautos išlikimo simbolį. Tai dėkoju Jums, miela Lara, už pasakojimą, įdomų, išsamų, apie kurį tikrai šitomis temomis galėtume be galo be krašto kalbėti, diskutuoti, prisiminti ir gerbti. Dėkoju Jums už laiką. Labai Jums ačiū už pakvietimą, labai visada svarbu mums pakalbėti dar naujai auditorijai apie šitą paveldą. Tai primenu visiems, kad šiandieną mano viešnia buvo daktarė Lara Lempertienė, Judaikos tyrėja. Jaukių visiems skaitimų.